visom ketvirtajam jau mūsų webinare, kurį organizuoja Mes lygiosios, nevyriausybinė organizacija kovojanti už moterų teisės, ir kartu su mumis Neringa Ramanauskė, kuri šios webinarus ir savo išmintimi dalinasi. Ji yra dėstytoja, VU, ekonomistė, dažnai save įvardyja kaip aistringa investuotoja. Ir dar šiandien turėsim tokią temą, kaip pradėti investuoti nuo 1 euro į akcijas ir biržoje prekiaujamus fondus. Ir savo išmintim šią temą dar dalinsis Martynas Kairys, kuris yra Shift4 vadovas, dirbtinio intelekto vystymui ir strategijai, TEDx pranešėjas, technologijų entuziastas, finansai paprastai autorius ir visuomenininkas. Tai wow, kiek šitas žmogus turi įvairių veiklų ir labai džiugu, kad galės savo išmintimi pasidalinti. Ir laukiam dabar Neringos pristatymo apie akcijas ir biržoje prekiaujamus fondus. Taip, sveiki visi, malonu Jūs matyti. Išties ačiū Ugniai už pakvietimą ir ačiū už tokį išsamų pristatymą. Išties investavimas yra mano viena iš aistrų ir labai mėgstu savo išvalgomis, savo patirtimi ir žiniomis dalintis. Na, o kadangi Lietuvoje yra dar labai nedaug moterų, kurios investuoja, nedaug santykinė prasme, tai norisi jas padrąsinti ir mes pradedam nuo pradžios. Tai kaip jau pristatė Ugnė, mūsų šiandienos tema yra apie investavimą į akcijas, paprastai tariant, bet iš tiesų mes kalbėsime ne tik apie investavimą į akcijas, bet taip pat ir į biržoje prekiaujamus fondus. Ir atsakysime klausimą, kaip investuoti nuo 1 euro, nes daugelis galvoja, kad, na, iš tiesų aš turiu per mažai pinigų, aš galiu sau leisti gal puodelį kavos per dieną, gal aš galiu sau leisti kažką daugiau, pyragaitį kokį, bet investuoti dar man nėra iš ko. Tai iš tiesų tai klaidingas įsitikinimas, svarbiausia yra pradėti, o tada ir jūsų vartojimo prioritetai gali pasikeisti labai radikaliai. Taigi šiandien kalbėsime su jumis ir savo klausimus galite adresuoti tiek renginio organizatoriams, tiek man, Neringai Ramanauskei, ekonomistai ir investuotojai, tiek ir Martynui Kairiui, kuris yra mūsų svečias. Tai labai džiaugiuosi, kad būtent Martynas sutiko prie mūsų prisijungti ir labai nekantrauju, kada jisai prisijungs ir pasidalins savo patirtimi. Tai mes kalbėsime nuo pradžios, iš tikrųjų sudėliosime keletą terminų į savo vietas, kad visi suprastume, apie ką kalbame. Kalbėsime apie tai, kas yra finansų maklerio įmonė ir ko iš jos reikia tikėtis, kaip pasirinkti geriausią jums brokerį ir mes nagrinėsime 4 pavyzdžius. Galėsiu paminėti ir dar porą pavyzdžių, bet į 4 susibazuosime, palyginsime juos tarpusavyje ir pažiūrėsime, kuris galėtų būti jums tinkamas. Tai turim priminti ir tai, kad kadangi kalbame apie investavimą, tai nors bus minimi konkrečių vertybinių popierių pavadinimai, vis dėlto reikėtų suprasti, kad tai yra daugiau iliustraciniai pavyzdžiai. Nekviečiu į kažkokią konkrečią priemonę investuoti. Šitus sprendimus susidėlioję savo mintis turite priimti savarankiškai. Tai kas yra akcijos ir ko tai skiriasi nuo obligacijų, kai kuriems žmonėms yra savaime aišku, kai kuriems tikrai ne, tai mes neignoruokim tų, kurie ne viską dar tikrai žino. Tai akcijos yra vertybiniai popieriai, kaip ir obligacijos yra vertybiniai popieriai ir mūsų minėti ETF arba biržoje prekiaujami fondai irgi yra vertybiniai popieriai. Sutrumpintai skaidrėse žymėsime VP. Kai perkate dalį akcijos arba visą akciją, jūs tampate įmonės nuosavybės dalininku, tai yra perkate gabalėlį įmonės, taip galime pasakyti. Ir kartu su įmonės savininkais, kadangi tampate vienu iš savininkų, jūs taip pat ir rizikuojate savo investuotų kapitalu. Jeigu įmonei sekasi gerai, jums sekasi gerai, jeigu įmonei sekasi blogai ir jums sekasi blogai. Tačiau kartais akcijų vertė priklauso ne tik nuo to, kaip įmonė veikia, bet ir nuo to, kiek norinčių pirkti tą įmonės akciją ir kiek norinčių ją parduoti. Kai jūs tampate įmonės bendrasavininku, tai priklausomai nuo to, kokią proporciją akcijų jūs valdote, nuo viso tos įmonės išleistų akcijų kiekio jūs
priimate sprendimus, tai yra dalyvaujate įmonės sprendimų priėmime. Kartais tai yra jau nuo pirmos akcijos, o yra tokių akcijų, kurios, vėliau truputį paminėsiu, kada tai būna, tai gali būti ir neturinčios balsavimo teisės. Tai kuo akcijos nuo obligacijų skiriasi? Obligacija yra skolos vertybinius popierius ir investavimas į obligacijas yra panašesnis į investavimą per sutelktinio finansavimo platformas, kai mes tiesiog kažkam skolinam savo pinigus. Tai šiuo atveju obligacijos yra įmonių leidžiami vertybiniai popieriai, jos leidžia su tikslu pasiskolinti iš žmonių, pritraukti savo reikalingą kapitalą, o neskolintis, pavyzdžiui, iš banko. Tai skolinamas iš žmonių. Tai mes kalbėsim apie investavimą į akcijas ir investavimą į ETF, tai yra biržoje prekiavimus fondus, obligacijų šiandien neliesim. Tai kitas klausimas dabar, kas yra būdinga šiuolaikiniam investavimui. Šiuolaikiniam investavimui būdinga tai, kad skirtingai negu senais laikais, kai reikėdavo nuvykti pas kažkokį brokerį, pasirašyti užsakymą, nupirkti tam tikrą kiekį tam tikros įmonės akcijų ir po to mes gaudavom tas akcijas, galėjom jas turėti fiziniu pavidalu, tai yra tokias kaip lakštas specialus dokumentas. Dabar to nėra, dabar mes galime tiesiog nusipirkti ir pasitikėti, kad mūsų nuosavybė yra įregistruota ir viskas, ir mes tiesiog tuo pasitikim. Tai atsirado ir tokia galimybė, kad mes perkam ne visą akciją, o perkam tik tai dalį akcijos. Ir pavyzdžiui, jeigu McDonald's akcija kainuoja nemažai, tai kai kuriais atvejais net 300 eurų ir daugiau arba šiek tiek mažiau, tai dalinės akcijos galimybė leidžia įsigyti ne visą akciją. Galbūt aš neturiu 300 arba 250 eurų, galbūt aš turiu mažesnę sumą pinigų ir todėl, bet aš noriu investuoti, noriu į Mercedes, noriu į McDonald's, noriu dar kažką tai investuoti, tai tokiu atveju aš perku gabaliuką akcijos. Ir irgi tai puikiausiai veikia. Kokie privalumai tokio investavimo, jau turbūt supratot. Pirmiausia yra lankstumas. Kiek turiu pinigų, tiek iš principo užtenka, galiu ir 1 eurą investuoti. Dauguma brokerių, kurie leidžia dalinės akcijas, leidžia investuoti nuo 1 euro. Tai vadinasi, aš galiu už 1 eurą nusipirkti, pavyzdžiui, McDonald's, Ir tai puikus pasirinkimas yra pradedantiems investuotojams, kurie galbūt turi 100 eurų, o jau nori susikurti kažkokį diversifikuotą investicijų portfelį ir žiūrėti, kaip kas vyksta, mokytis tokiu būdu. Prieinamumas, tai brangios akcijos, kai mes galim nupirkti jų gabalėlį, mes galim jų turėti atitinkamai, bet jeigu negalėtume pusę akcijos nusipirkti, pavyzdžiui, arba ketvirtį, arba trečdalį, tai vadinasi, mes jos visai neturėtume savo krepšelį. Tai palengvina diversifikaciją, vadinasi, mūsų krepšelėje, net jeigu jis yra mažas, gali atsirasti daugelio įmonių akcijos. Kokie yra dalinių akcijų pirkimo trūkumai? Tai pirmiausia, jeigu norėsime parduoti, tai parduosim pakankamai lengvai, tačiau jeigu mes norim jas perkelti pas kitą brokerį, o kartais žmonės turi tam tikrų argumentų, kodėl jie nenori parduoti pozicijos, uždaryti pozicijos, o nori perkelti pas kitą brokerį, tai tokiu atveju tai gali būti kliūtis, nes tada nieks neperkelinėja dalies akcijų, reikia, kad jau būtų sveiki akcijų vienetai. Kita vertus, perkelimas yra, iškart pasakysiu, labai brangus, todėl dabar, kai atsirado Lietuvoje investicinė sąskaita, jau nebereikėtų sukti dėl to per daug galvos, galima poziciją uždaryti viename brokerio, atidaryti kitame, jeigu, pavyzdžiui, pakeitėt gyvenamą vietą ir jums jau ankstesnis brokeris nebeparankus, negalite juo naudotis. Kitas dalykas, kai aš turiu trečdalį ar ketvirtadalį akcijos, aš negaliu dalyvauti įmonės valdyme ir įmonės valdymas yra ribojamas ne tik tai tuo, kiek tu tos akcijos dalies turi arba kiek tų akcijų turi, bet taip pat ir kiek laiko tas akcijas išlaikai. Kai kurios įmonės nusistato savo taisyklės, kad mes turi investuotojas išlaikyti bent metus įmonės akcijas, tada tik tai gali balsuoti, net jeigu jisai ir turi sveikų akcijų kažkokį skaičių. Tai kaip uždirbama iš principo iš akcijų, tikriausiai daugiau mažiau žinoma, bet vis tiek nepakenks, jeigu mes, taip sakant, viską susidėliosim į lentynėles. Tai 2 pagrindiniai esminiai būdai. Pirmiausia, kapitalo prieaugis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad akcijos vertė per laiką pakyla. Taip?
Tai jeigu jūs pardavėt už brangiau negu nupirkot, vadinasi, susidaro teigiamas skirtumas, kuris yra jūsų pelnas, jūsų uždarbis. Tai akcijos vertė ilguoju laikotarpiu paprastai auga. Gali būti tokių momentų, kaip kažkoks sunkmetis, kaip rinkos svyravimai, tai tada įmonė gali patirti sunkumus, tačiau dažniausiai per ilgą laiko tarpą žiūrint, o daugelis akcijų gyvuoja ne vienerius ir ne 2 metus, o daugiau negu 10 metų, tai mes galime stebėti, kad paprastai akcijų vertė auga. Tai kita vertus, trumpuoju laikotarpiu gali ta vertė ir gana stipriai svyruoti, todėl ir sakoma, kad investavimas į akcijas yra gana rizikingas. Jeigu jūsų tikslas yra greitai investavau ir greitai išsiėmiau, tai siūlyčiau nesirinkti šito investavimo būdo, kadangi jeigu tuo metu, kai jums reikės pinigų, bus nukritę akcijų kainos, jūs patirsite nuostolį. Šito nieks turbūt nenorėtų. Taip, vadinasi, investuojant į akcijas, reikėtų būti nusiteikus, kad gali būti kažkoks svyravimas. Yra naivių žmonių, kurie galvoja, kad jie atspės, kada ta krizė, atspės tos svyravimus, tai, siūlyčiau nespėlioti, tai tiesiog pasitikėkim, kad atsikurs ta vertė ir tiesiog reikia išlaukti. Antras būdas, kaip mes uždirbam iš akcijų, tai yra dividendai. Tai yra įmonių, kurios nori, kad jų investuotojai investuotų dar ir dėl tos priežasties, kad tiesiog gautų uždirbį ir laiko savo pareigą kiekvienais metais išmokėti dividendus. Jie gali būti mokami ne tik tai kasmet, jie gali būti mokami kas pusę metų, kas ketvirtį. Yra ir tokių akcijų, kurios moka dividendus kas mėnesį, bet daugiau tai yra ne akcijos, daugiau tai yra ETF-ai, taip vadinami. Tai jeigu, kaip pavyzdys, jūs turite 100 įmonės akcijų ir ji moka, tarkim, 1 eurą dividendų už kiekvieną akciją, kiekvieną ketvirtį, tai vadinasi, per metus jūs galite uždirbti 400 eurų vien iš dividendų ir čia nepriklausys nuo to, ar akcijos vertė pakilo ar nusileido. Tai yra žmonių, kurie nori tiesiog pasyvaus portfelio, kuris generuoja pinigus. Ir tai yra puikus sprendimas. Vadinasi, nereikia sukti galvos dėl akcijos pardavimo ir ar to nukris jos vertė ar nenukris. Aš tiesiog turiu dividendinį portfelį, taip vadinamą, ir akcijos man moka periodiškai pinigėlius. Įmonės pelnas gali būti reinvestuojamas ir yra žmonių, kurie mielai perka įmonių akcijas, kurios nemoka dividendų. Tai kokiu tikslu jie perka akcijas, kurios nemoka dividendų, dėl to, kad tos įmonės, kurios reinvestuoja savo uždirbtą pelną, nepaskirsto, neišmoka jo investuotojams kaip dividendų, tai jos, greičiausiai investuoja į technologijas, investuoja į įmonės plėtrą ir mes galim tikėtis, kad tokių įmonių akcijų vertė kils labiau, taigi kapitalo prieaugis bus didesnis. Šiaip ilgojų laikotarpį, ilgą laiko tarpą analizuojant, kaip keitėsi augimo akcijų, taip vadinamų, kurios į kapitalo prieaugį orientuotos ir dividendinių akcijų pajamingumas, tai mes matome, kad vis dėlto dividendinės akcijos dažnai laimi prieš tas, kurios orientuojasi vien tik į augimą, tačiau visada yra išimčių iš taisyklės. Dar ir viena iš priežasčių, kodėl žmonės investuoja į prieaugio akcijas, todėl, kad nenorėjo mokėti nuo dividendų mokesčių, norėjo mokėti tik po to, kai jau investavimo kažkoks ciklas baigsis. Tačiau dabar atsirado investicinė sąskaita ir mes galime nebeišsimti tų pinigėlių ir tie dividendai gali būti reinvestuojami. Dabar svarbus dalykas yra tai, kad akcijos vertė nuolatos svyruoja, jinai gali kilti, jinai gali kristi ir tada klausimas, tai kiek aš realiai uždirbu. Ir mums gali būti aktualiau ne tai, kiek ta akcija viena uždirba kaip vienetas, bet koks yra akcijos taip vadinamas dividendinis pajamingumas. Tai tada mes skaičiuojame, kiek dividendų vienai akcijai per metus tenka, dalijame iš akcijos kainos ir turime rodiklį. Jums skaičiuoti šitą nereikia, tai yra dividendinis pajamingumas, yra skelbiamas paprastai brokerio sąskaitoje informacijoje apie konkrečią akciją. Tai dividendinis pajamingumas jums sako, kiek jūsų euras arba jūsų doleris investuotas į konkrečią akciją uždirba per metus išreikštą procentais.
Tai va, tai šitas gali būti daug aiškesnis rodiklis jums ir aš asmeniškai žiūriu būtent į šį rodiklį, o ne į tai, kiek vienai akcijai yra išmokama. Tai priklausomai nuo to, ar tai dividendinės akcijos, jos gali uždirbti nuo 5 iki 10%, kai kurios ir mažiau, bet tos kompanijos, kurios orientuojasi į augimą, tai jos uždirba prastai labai mažai arba netgi visiškai neišmoka dividendų. Dabar mes pakalbėsim apie ETF-us, taip vadinamus, kas jie tokie ir kam aš tokį keistą pavadinimą naudoju. Tai kas yra biržoje prekiaujamas fondas arba ETF-as? Tai biržoje prekiaujamas fondas, sutrumpintai Exchange Traded Fund, yra ETF ir tik tai trumpumo dėliai aš taip šneku ne dėl to, kad man patiktų mandriau išsireiškinėti, nes tas biržoje prekiaujamas fondas tiesiog labai ilgas terminas. Tai yra fondas, kurį sukuria kažkokios kompanijos, investicinės bendrovės, investiciniai bankai, jį sukuria iš įvairių akcijų, sudaro tokį portfelį ir tada jums leidžia nusipirkti to fondo vadinamą vienetą. Tai kokių rūšių, kokių tipų būna tie ETF-ai? Grubiai mes juos panašiai kaip ir akcijas galime dalinti į tokias dvi rūšis, į augimo ETF-us ir į dividendų ETF-us. Visa kita, ką aš pasakiau apie dividendinės ir augimo akcijas, iš esmės čia tinka. Kaip pavyzdžius galiu paminėti, kad didesnį kapitalo vertės prieaugį turi paprastai tos augimo vadinami vertybiniai popieriai arba ETF-ai ir mes dažnai jų tikeryje, tai yra pavadinime sutrumpintam, tikeris tai yra toks trumpas pavadinimas, kuris būna rašoma šalia ilgo pavadinimo ETF-o. Taip, jeigu ilgas pavadinimas Vanguard Growth ETF, tai skliaustuose parašyta VOG, reiškia, kad tai yra šitos įmonės, šito būtent ETF-o pavadinimas. Dabar raidė G gale paprastai reiškia būtent tai, kad tai yra augimo ETF-as. Priešingai, jeigu mes turime ETF-us, kurie moka dividendus, o yra tokių, kurie ir kiekvieną mėnesį moka, tai mes tada paprastai matom jau pavadinime dividend arba būna parašyta DIST, distributing, tai reiškia. Tai dar jų ženklelį arba tikeryje mes galime matyti, kad būna parašyta irgi Y kartais raidė, kuri reiškia būtent, kad tai yra dividendinis ETF-as. Kokie būna tie biržoje prekiaujami fondai, aš čia jums pririnkau daug informacijos ir pasakysiu tik tai trumpai, todėl kad laikas mūsų labai brangus. Tai pirmiausia yra indeksiniai ETF-ai. Tai indeksiniai ETF-ai orientuojasi į sudarytus tokius indeksus, pavyzdžiui, viso pasaulio arba Jungtinių Amerikos valstijų 500 didžiausių kompanijų, jų akcijos sudaro, pavyzdžiui, kažkokį tai ETF-ą kaip SPDR S&P 500 ETF. Tai mes jau pavadinime matome, SPDR reiškia ką? Tai yra bendrovė, kuri pagal indeksą sukūrė ETF-ą. Taip, SPDR, toliau S&P 500, tai yra indeksas, kurio pagrindu yra sukurtas šitas ETF-as, ir tada sutrumpintai irgi tikeriai turi lygiai kaip ir akcijos SPI. Pagal tą tikerį galima identifikuoti ir nusipirkti šitą konkrečiai ETF-ą, pavyzdžiui. Tai seka S&P 500 indeksą. Bet yra įvairiausių kitokių indeksinių ETF-ų, gali būti viso pasaulio, gali būti tik Europos, gali būti tik Amerikos, gali būti kompanijų, kurios moka didelius dividendus, vadinasi dividendų karaliai arba dividendų imperatoriai, visaip ten vadina angliškai. Tai įvairiausių, jūs kai pradėsite domėtis, pamatysite, kad įvairovė yra labai didelė kiekvienam skoniui, kiekvienam poreikiui. Dabar kitas svarbus dalykas, vieni ETF-ai ir fondai yra valdomi aktyviai. Tai reiškia, kad fondo valdymu užsiima žmonės ir jie seka, kokiom akcijom kaip sekasi ir ką reikia parduoda, ką reikia nuperka. Už tai jie paprastai pasiima daugiau pinigėlių negu iš pasyviai valdomų ETF-ų. Pasyviai valdomi ETF-ai tiesiog seka indeksą ir yra daugiau kompiuterizuoti, ten žmogaus įsikišimo, žmogaus valios valingų sprendimų yra gerokai mažiau. Tai atitinkamai aktyviai valdomų ETF-ų bus didesni mokesčiai, jie išreišti procentais, o pasyviai valdomų ETF-ų bus labai maži mokesčiai. Tai čia jau kaip kas galvoja, tie pasyviai valdomi ETF-ai
iš tikrųjų yra puikiai investicija irgi ir žmonės kartais jiem pavyksta geriau padaryti negu kad kompiuteriai, o kartais ir nepavyksta. Taip kad čia jau jūsų sprendimas, kuo jūs labiau pasitikit. Yra pagal įvairius pramonės sektorius, pagal įvairius ekonomikos sektorius sudaryti ETF-ai, tai yra, jie orientuojasi į technologijų, sveikatos apsaugos ir taip toliau. Kaip pavyzdį vieną iš būtent technologijų sektoriaus ETF-o aš jums pateikiu čia. Toliau obligacijų yra ETF-ai, tai jūs galite ir šitaip įsigyti obligacijų per ETF-us, tai yra skolos popierių, jų uždarbis bus mažesnis, jų kapitalo prieaugio nebus praktiškai arba bus labai mažas. Toliau žaliavų ETF-ai, tarptautiniai ETF-ai, teminiai ETF-ai, įvairiausia bendrovė. Paliksiu jūsų pasidomėjimui, pasiskaitimui, dabar mes tik tai šiek tiek savo skiriam laiko susipažinimui. Dar trumpai apie kas tas yra S&P 500, tai kaip minėjau, tai yra 500 didžiausių, pavyzdžiui, kompanijų, bet tai gali būti ir pagal įvairius kriterijus dar atfiltruotosios kompanijos. Čia mes matom yra ir technologijų sektoriaus kompanijos, taip pat jeigu pasižiūrėsim, čia visas technologijų sektorius, toliau paslaugų sektorius, toliau yra žaliavos, iš sveikatos apsauga, biotechnologijos ir daugybė vartojimo prekės ir paslaugos, finansų sektorius. Iš santrumpų, iš tų vadinamų tikerių jūs jau galite pažinti daugelį jų, kaip pavyzdžiui Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Apple, taip, Pepsi-Cola ir Procter & Gamble ir taip toliau, JP Morgan. Galima daugelį jau ir pažinti, net jeigu nesat kažkokie specialistai, o kuo ilgiau būsit šitoje rinkoje, tai tuo daugiau pažinsit. Ir raudonuoja tie, kurie tuo metu pakritę, žali yra tie, kurie pakilę, o dydis santykinis šitame visame plote atspindi, kiek daug konkrečiai šitame ETF-e sudaro konkrečios įmonės akcijų vertė. Taip. Tai mes galime matyti, kad iš principo jūs galit 1 eurą į tokį ETF-ą investavę turėti milžinišką diversifikaciją. Tai tikrai ETF yra labai perspektyvi investavimo kryptis arba investavimo turto klasė. Taigi ETF-as yra gera investicija pradedančiajam, leidžia labai diversifikuoti jūsų investiciją jau nuo pirmojo jūsų euro. Tai yra likvidi investicija, nes jūs labai greitai galite tiek nupirkti, tiek parduoti. Labai mažos išlaidos, paprastai, kaip sakiau, ypatingai tie pasyviai valdomi fondai, tai jie tikrai labai turi mažus metinius mokesčius ir skaidrumas. Tikrai mes galim visada matyti, kokios pozicijos sudaro tą ETF-ą, kurios krenta, kurios kyla. Mes turime daug labai informacijos apie juos, visa tai yra vieša ir jokios paslapties, kas ten už kiekvieno ETF-o slypi. Na ir kokie tie finansų maklerio įmonės arba brokeriai yra, tai mes, kas nežino, tai tik tai pasakysiu, įmonės, kurios turi teisę parduoti jums vertybinius popierius antrinėje arba pirminėje rinkoje, tai ir yra ta finansų maklerio įmonės, arba mes sutrumpintai tiesiog sakysime brokeris. Tai jeigu jūs pasirinksit kažkokį brokerį, kurio aš nerekomenduoju čia, bet ne dėl to, kad jis tam būtų blogas, tiesiog šiandien mes jo neįtraukėme į palyginimą, tai patarčiau visų pirma pasižiūrėkite, ar jisai turi licenciją veikti Lietuvoje, ar jisai yra žinomas, kas jo priežiūra vykdo ir taip toliau, nes dabar dirbtinio intelekto laikais tų elektroninių sukčių yra be galo daug, būkim ypatingai atsargus su bet kokiais produktais, kurie siūlo didelės ypatingai grąžas, greitai ir garantuotai, tai šitaip nebūna, šito negali savo teikti turintis finansinį išsilavinimą žmonės, tai dėl to, jeigu kažką tokio girdite reklamoje, tai žinokit iš karto raudona vėliavėlė ir verčiam toliau. Tai būtinai pasitikrinkite, ar tie brokeriai yra licencijuoti, ar jie yra prižiūrimi, ar tikrai jie registruoti ir taip toliau. Nepatingėkite atsidaryti Lietuvos banko puslapį ir pasižiūrėti, kokie brokeriai licencijuoti. Na, o į ką reikia atkreipti dėmesį, kai renkatės tą finansų maklerį arba brokerį, tai ar jisai moka palūkanas už sąskaitą, laikomas neinvestuotas lėšas ar ne. Įdomus dalykas, kai kurie brokeriai savo pasilieka uždirbtus dividendus. Tai tas yra labai keista. Ir dar ar jie moka jums už tai, kad dalis pinigų neinvestuota. Ar tie pinigai dirba, ar jie tiesiog guli jūsų sąskaitoje, tas irgi labai svarbus.
Ar yra sąskaitos administravimo mokesčiai, ar yra investuoto kapitalo pasaugojimo mokestis, kiek kainuoja įsigyti vertybinius popierius. Ir čia turėtume žiūrėti du įkainius pagrindinius, tai yra akcijų ir ETF įsigijimo, kokie yra valiutų keitimo kaštai, kurie irgi yra svarbus, jeigu jūs ne tik eurais pirksite vertybinius popierius, o dauguma pasaulio vertybinių popierių yra Jungtinių Amerikos valstijų doleriais prekiaujama, taip kad jeigu norėsite, tai nenori, teks turbūt įžengti į dolerio tą zoną. Ar įsigyti vertybiniai popieriai bus taip vadinamų jūsų ar gatvės vardu, tas nėra taip labai svarbu. Gatvės vardu tai reiškia, kad brokeris pats yra kaip ir to vertybinio popierio įsigijėjas arba turėtojas, o jūs esate tas savininkas ir jis jūsų nuosavybę tiesiog įregistruoja. Bet tiesiogiai jūs patys neturi to vertybinio popierio, pačiupinėti jo negali. Bet šiai dienai praktiškai jau nei vienas brokeris iš mano žinomų, iš tų, apie kuriuos kalbėsiu, nepasiūlys jums kitaip negu gatvės vardu įsigyti akcijų, tai tada nebent galbūt Freedom 24, tai tiesiog reikėtų galbūt šitą momentą ir praignoruoti. Ar jūsų pinigams galioja indėlių draudimas, irgi toksai gali būti arba jo nebūti, ar galima įkeisti investicijų portfelį, įdomus dalykas, ne tik nusipirki akcijų, bet dar jas gali įkeisti kai kuriuose brokeriuose, ten kapeiką kitą uždirbti. Ar lengvas pinigų pervedimas ir išėmimas iš maklerio sąskaitos, ar tai kainuoja ir kiek, kokie yra sąskaitos atidarimo uždarimo mokesčiai, ar galima visą akcijų portfelį iš karto perkelti iš vieno brokerio į kitą, ir kiek yra patogi, ar kiek yra sudėtinga vartotojo aplinka, koks jos funkcionalumas. Tai mes dabar pasižiūrėsime atidžiau į tuos mūsų 4 brokerius. Tai aš atrinkau jums brokerius, kurie yra populiariausi turbūt Lietuvoje. Swedbankas yra populiariausias iš tų bankinių brokerių, nes Swedbankas tiesiog turi daugiausia klientų Lietuvoje. Palyginsime šitą tradicinį brokerį tiksliau jisai nėra brokeris, nes tai yra bankas tradicinis, bet jis turi ir brokerio licenciją ir gali taip pat vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais. Tai toliau Trading 212, Freedom 24 ir IBKR. Tai yra 4 pasirinkimai, visi 4 skirtingi visiškai ir aš juos noriu jums kaip tik pristatyti kaip tokias skirtingas investavimo opcijas. Tai pirmiausia pradėsime nuo Swedbanko, nuo tradicinio mūsų labai gerai žinomo Lietuvoje banko. Jeigu jūs norite neįdarbinti pinigų kitaip, kaip tik laikyti juos taupyklėje, tai jūs galite uždirbti jau nuo kovo 20 dienos 1,5%, iki tol buvo 1,75. Toliau valiutų keitimo kaštai, tai jų nėra, kaip ir keitimo operacija nemokama, tačiau kursas ne visuomet yra palankus vartotojui ir tie investuotojai, kurie didelės sumas konvertuoja, tai jie dažnai atlieka tai kituose brokeriuose, kituose vietose ir tada tik tai persiveda į Swedbank ir jau tada perka jau akcijas tuo valiuta, kurią nori. Kas yra smagu, kad galime investuoti į Baltijos šalių vertybinius popierius ir tai daryti nemokamai. Tai čia yra vienas iš Swedbanko privalumų. Toliau, jeigu pirksime Europos vertybinius popierius, čia jau bus nuo sumos mokama 0,25% ir kas yra nesmagu, tai yra minimalus mokestis už operaciją net 11 eurų. JAV vertybinių popierių pirkimas minimali suma 8 eurai, tai vadinasi, jūs arba tada turit labai didelės sumas iš karto investuoti, arba patirsite didelius labai kaštus. Ir išties tai jūsų tikrai nenudžiugins. Tai iš karto pasakau, kad lyginant su kitais brokeriais, apie kuriuos šiandien kalbėsiu, tai investavimas į Europos ir JAV vertybinius popierius gali būti net iki 10 kartų brangesnis per Swedbank, jeigu jūs tai darysite. Tai nelabai geras būtų pasirinkimas. Bet kitas geras pasirinkimas tai yra fondai, kuriuos sudaro pats Swedbankas. Tai yra vadinama ROBUR fondai. Tai kas tie ROBUR fondai, tai pats Swedbankas sudaro kažką panašaus į tai, ką mes kalbėjom, kai kalbėjom apie ETF'us. Ir tada jūs galite irgi investuoti ir nuo 1 euro ir tai daryti periodiškai iš savo sąskaitos ir tas baisiai patogu.
Taip, tai vėlgi yra ten valdymo mokesčiai, jie nėra labai maži, reikėtų irgi tai atsižvelgti. Įkainius Swedbankas visą laiką skaidriai pateikia, galite visą tai matyti, net ir neturėdami sąskaitos Swedbanke galite tai matyti. Yra užtikrinimo arba garantinis fondas, kaip ir visų kitų Lietuvoje operuojančių bankų, jūsų indėlių draudimas yra iki 100 000 indėlių, bet jūsų investuotos lėšos nedraudžiamos. Taip, jau jūs čia patys rizikuojat. Nėra galimybės pirkti dalinių akcijų, tai yra tų fractional shares, vadinamų angliškai, priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, kaip ir visų kitų bankų, kurie Lietuvoje veikia. Vertybinių popierių pardavimas vykdomas ne iškart ir čia yra toksai raudona vėliavėlė arba įspėjimas. Tai gali užtrukti 2-3 darbo dienas ir kartais tokia frustracija apima, kad jūs perkat arba parduodat, kad ir tą patį Robur fondo vienetų kažkiek tai ir man toks atvejis viena, kad buvo, kad aš net 5 dienas laukiau, kada sužinosiu, kiek aš gavau už parduotus vertybinius popierius, net nebuvau tikra, už kokią kainą galiausiai išpardaviau, nes iš karto momentiškai neatsispindėjo tas įvykdytas orderis. Ir taip atsitiko todėl, kad pasitaikė dar ir nedarbo dienos. Aš atlikau operaciją penktadienį ir tada pinigai krito tik po 5 ar daugiau netgi dienų. Ir iš tiesų, net ir tada, kai darbo dienomis atliekate ne mažiau kaip 2 dienas, užtrunka visa operacija, o taip dar būna ir 3 dienas, tai tikrai kas yra pratę jau paragavę normalių brokerių veiklos, kaip jie veikia, kai ten momentiškai viskas suvaikšto, tai šitas tikrai gali nepatikti. Bet jeigu jūs esate ilgalaikis investuotojas, kuris nori su minimaliom pastangom vis dėlto pradėti investuoti, tai tikrai tai yra galimybė. Negalima įkeisti jūsų portfelio. Ilgas pakankamai vertybinių popierių išpirkimo laikas ir jeigu jūs jau investuosit 30 000 eurų, tai iki tol bus dar nemokamas kapitalo saugojimas, o paskui atsiras. Tai vadinasi, jeigu jūs investuosit daugiau negu 30 000 per Swedbank, jūs dar patirsite ir kapitalo pasaugojimo mokestį, nors jisai procentiškai yra labai nedidelis, bet kai sumos yra jau didelės, tai tada gali būti reikšmingas. Tai kokia išvada čia būtų? Išvada būtų tokia, kad Swedbankas labiausiai tinkamas tiems, kurie nenori daryti jokio papildomo kito judesio, tiems, kurie apsiribos, pavyzdžiui, Baltijos šalių įmonių akcijų pirkimų pardavimu, tiems, kurie norės investuoti į paties Swedbanko sukurtus fondus, taip vadinamus Robur fondus, o jų visokių irgi rūšių yra. Ir taip pat patogu, kai tiesiog galim periodinį kažkokį mokėjimą susidaryti tiesiai iš savo einamosios sąskaitos, kad įkristų į jūsų investavimo sąskaitą ir tada viskas patogu. Dar vienas momentas, jeigu jūs atliksite per metus kažkiek pardavimo operacijų, tai Swedbankas apie tai informuos VMI, tačiau jums patiems reikės išsiimti tų pačių vertybinių popierių įsigijimo patvirtinantį išrašą ir jį pateikti VMI PDF formatu, antraip apmokestintas bus visas pardavimo sandorio visa vertė, o ne jūsų pelnas. Tai čia būtų labai blogai, būkite dėmesingi, šito momento nepraleiskite. Toliau, Trading 212, pradedantiems, norintiems pajusti, ką reiškia tas jau tikras pirkimas, pardavimas, tiesiogiai akcijų ir dargi tai daryti nemokamai, tai turbūt, kad vienas iš geriausių šiandien pasirinkimų būtų Trading 212 brokeris. Tai labai populiarus Europoje brokeris, Jungtinėje karalystėje numeris 1, Vokietijoje dabar, kiek žinau, taip pat jau išlipo į lyderius, procentai už sąskaitoj laikomas lėšas, kas labai smagu, jeigu yra bent euras, kuris tenai guli jūsų sąskaitoj, eurais arba doleriais, tai kiekvieną dieną yra skaičiuojama 3 arba atitinkamai 4,1 procentai už jūsų tiesiog neinvestuotas, neįdarbintas lėšas, tik tai dėmesio čia, jeigu norite šitų naudotis, tai reikia ten aktyvuoti tą, tokią varnelę uždėti, kad jūs norite, kad šitai vyktų. Jeigu ne, tai tiesiog prarasit be reikalo šitą galimybę. Tai va, tai procentai, kaip matom, labai geri, tai galit net ir neinvestuoti, tiesiog laikyti ten pinigėlius ir turėsite kapsint kiekvieną dieną. Ne kiekvieną dieną 3 procentai, taip, o čia yra metiniai 3 procentai, vadinasi, ten centukai tik tai tiksės. Toliau,
valiutų keitimo kaštai yra labai maži, aš čia skaičių necituosiu, jūs matote jos ekrane, įnešimas ir išėmimas nemokamas, tačiau gali užtrukti 1-2 darbo dienas. Geriausias būtų būdas, kaip tą padaryti, tai tiesiog susikurti mokėjimo pavedimą tarptautinį ir padaryti pavedimą iš savo banko sąskaitos. Tai man visą laiką puikiai veikia ir įkrenta dar dažnai ir tą pačią darbo dieną, ypatingai jeigu tai yra rytas. Pavyzdžiui, jeigu aš ryte pervedžiau, tai aš galiu tikėtis, kad iki vakaro jau įkris. Lėšų išėmimas nemokamai, irgi trunka 1-2 darbo dienas, kadangi iš užsienio visi tie pavedimai, taip vertybiniai popieriai perkami ir parduodami nemokamai, ir čia galit pažaisti, jeigu norit pažaisti. Tai čia kas tiesiog nori išbandyti tą traderio karjerą, taip vadinamą, tai gali šitą padaryti. Toliau galite kaip paskolinti savo turimus vertybinius popierius ir taip pat už juos bus mokamos palūkanos kasdien, tik jos yra tokios ten mažytės, kad jeigu jūsų sumos nereikšmingos, tai ten jau nelabai pajausit. Yra užtikrinimo garantinis fondas ir tiek jūsų indėliai, tiek ir pačios investicijos yra draudžiamos nuo brokerio rizikos, kad jeigu kažkas atsitiktų pačiam Trading 212, tai tada, jeigu ten yra iki 20 000 lėšų, tai jūs gali būti, kad jas sėkmingai atgausite. Ir dalinių akcijų pirkimas, pardavimas yra tikrai galima, taigi čia galima investuoti tikrai ir nuo $1. Sąskaitos atidarimas užtrunka gana greitai, ten nieko labai sudėtingo nėra, bet aišku turime nusiteikti, kad kaip su bankų sąskaitom, taip ir su brokerių sąskaitom, tai yra reikalai su pinigais, tai tikrai bus patikrinimo procedūros, reikės ir dokumentus savo pateikti ir kartais veido atpažinimą, taip kad nusiteikim, kad tai nebus taip paprasta, kaip tiesiog įsidiegti eilinę aplikaciją į telefoną ir iškart naudoti. Banko kortelė virtuali yra nemokama kortelė, jeigu norite fizinės kortelės tokia nešiotis piniginėje, tai jos gamyba kainuoja beveik 5 eurus. Na ir šito brokerio veiklą prižiūri Kipro vertybinių popierių biržos komisija. Jis, kaip ir daugelis kitų brokerių, registruotas Kipre. Na, kodėl? Nes Kipre tiesiog yra mokesčiai labai maži, ne? Minimaliai nešimo suma yra 10 eurų, minimaliai išimama suma 1 euras, minimalus pirkimo ar pardavimo sandoris 1 euras arba atitinkamai $1. Yra demo versija. Tiem, kurie neturi šiandien pinigų, bet jau nori pradėti mokytis, tai puikiai proga tiesiog į demo režimą įsijungiam ir mes su virtualiais pinigais investuojame. Tai nėra jokio administravimo, nėra jokių kapitalo saugojimo, nėra jokių neaktyvumo mokesčių ir iš banko kortelės iki 400 eurų per mėnesį išsiimti galima nemokamai. Taip, 1% bus mokama nuo to, kas viršys tuos 400. Tai tiek būtų. Dabar ar yra kažkokia rekomendacinė programa? Šiuo metu akcijos neveikia, aš nežinau kodėl, tai galbūt dėl to, kad jau ten jie turi tiek daug norinčių, kad jau nebeskirsto tų akcijų, anksčiau buvo galima gauti dalinę akcijų dovanų, galite bandyti vis dėlto jungtis per nuorodą ir kai bus aktyvuota akcija, galbūt jūs tada sudalyvausite toj loterijai, bet paprastai tai būna kas 2-3 mėnesiai akcija ir tada tie, kurie užsiregistruoja per nuorodą, jie gali gauti vieną dalinę akciją dovanų. Tai ta dalinė akcija būna atsitiktiniu būdu, jos vertė gali būti nuo 8-9 iki 100 eurų. Žinoma, dažniausiai yra mažiausios sumos laimimos, rečiausiai tos didžiausios, čia kaip loterija. Freedom 24, tai kitas yra brokeris, tai yra tradicinis, didelis ir jau toks, sakykime, rimtas brokeris. Kai jūs susikuriate sąskaitą Freedom 24, jūs iš karto gaunate 2 sąskaitas. Tai yra D sąskaita, kurioje guli jūsų pinigai, depozitinė sąskaita ir investavimo sąskaita. Tai čia jau jūsų pinigai D sąskaitoje uždirba palūkanas, bet jeigu jūs juos paliktumėte netyčia investavimo sąskaitoje, tai jie ten neuždirbs nieko. Todėl čia yra toks šiek tiek nepatogumas, reikia pinigus permetinti tarp tų sąskaitų ir atskirti, kada jie pas jūs investuojami, o kada pas jūs jie tiesiog saugomi. Tai čia šitą momentą turėkit minty.
Toliau yra nemokamai keičiama valiuta, kursas labai palankus, kursas ir Freedom 24 ir sekančiam brokerį labai palankus, lėšų įnešimas yra pavedimas nemokamai per 1-2 darbo dienas, jeigu iš kortelės pildysit, bus mokamai, todėl geriau to nedarykite. Lėšų išėmimas, va čia yra pagrindinis šito brokerio mano akimis trūkumas ir daugiau trūkumų aš net nelabai randu, nes ir aplikacija mobili labai patogi ir internete labai patogi visa aplinka ir geras brokeris, bet vienas iš tų trūkumų tokių, kuriuos ir nurodyčiau, tai yra gana didelis pinigų išėmimo mokestis. Tai yra fiksuotai 7 eurai. Nesvarbu, ar jūs 1 eurą norėsit išsiimti, ar jūs norėsit išsiimti 100 eurų, bet vis tiek bus 7 eurai fiksuotas mokestis. Ir yra sąskaitos uždarimo mokestis, todėl jeigu sugalvosit atsisveikinti su šiuo brokeriu, pirmiausia išsiimkite iš ten visas lėšas, tada uždarykit ir jau tada nuo jūsų tų 100 eurų turbūt nenuskaitys, net neįsivaizduoju, kaip galėtų nuskaityti. Tai kitaip tariant, išvadą reikėtų pasidaryti tokią, kad jeigu išsiemat pinigus iš šito brokerio, tai jau reikėtų išiminėti, ne mažiau kaip turbūt kokia 1500 ar 2000 eurų, kad jau tie 7 eurai nelabai skaudėtų. Bet, mano akimis vis tiek tai yra gana tokia suma didelė atgrasanti nuo išėmimo. Tai vertybinių popierių pirkimas yra labai nebrangus, tai yra geri, labai konkurencingi rinkoje įkainiai, bet kainuoja. Ir jeigu čia pirksite mažomis sumomis ir investuosite, pavyzdžiui, 100 ar 200 eurų į vieną akciją arba vieną ETF-ą, tai už tą operaciją sumokėsit ne mažiau kaip 2 eurus, o tai reiškia, kad tai gali, pavyzdžiui, suvalgyti jūsų poros metų dividendus uždirbamus, o tai nebūtų malonu, todėl operacijas reikėtų nusiteikti, kad jau čia mes iš tų brokerių pradam dirbti tada, kai galime į vieną vertybinį popierių investuoti, kokius 400-500 eurų vienu ypu. Tai va tada jau mums tie 2 eurai nebeturės kažkokios reikšmės. Toliau, fondų pirkimas. Yra labai gerų fondų, kurie, kaip pavyzdžiui, SCHD, tai valdymo mokesčiai ypatingai maži, istorinis pelningumas yra gana didelis, bet vėlgi čia tik pavyzdys, yra daug kitokių fondų. Yra užtikrinimo garantinis fondas, vėlgi tas pats 20 000 indėlių ir investicijų draudimui. Taip, toliau dalinių akcijų pirkimo nėra, va čia antras šito brokerio trūkumas, čia nenusipirksim pusę akcijos, nenusipirksim, čia jau reikia visą vienetą pirkti. Sąskaitos atidarimas užtrunka, jisai yra, jau sudėtingesnis negu Trading 212, užtrunka 1-2 darbo dienas ir labai svarbu, pabrėžiu, labai svarbu lietuviams užsipildyti W8 BEN formą. Tai yra toj formai iš esmės yra nurodoma, kad jūs esat Lietuvos pilietis ir mokesčius mokėsit Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad brokeris kitaip jums skaičiuos Jungtinių Amerikos valstijų dydžio mokesčių, kurie yra šiuo atveju gerokai didesni negu taikomi lietuviams. Banko kortelės neturi Freedom 24, prižiūri taip pat Kipro vertybinių popierių ir biržos komisija, tą padalinį aptarnauja mus kaip europiečius. Minimaliai nešimo suma 10, minimaliai išimama 10, minimalus sandoris nuo 1 euro, bet aš sunkiai įsivaizduoju, kokią jūs rasit akciją už 1 eurą, tai tiesiog čia gal tik teoriškai. Taip. Brokeris veikia nuo 2013 metų, tai nėra labai naujas brokeris, bet ir nėra kažkoks su labai didelėm tradicijom. Nėra administravimo, nėra kapitalo saugojimo, nėra neaktyvumo mokesčių. Brokeris rekomenduojamas ilgalaikiam investavimui, kaip sakiau, didesnėmis sumomis. Jau pajamas reikės susideklaruoti patiems. Ir čia yra rekomendacinė programa, kai jungiatės per nuorodą, o nuorodas aš paliksiu po šitų video YouTube kanale, tai galėsite, jeigu norėsite pasinaudoti ir tuo pačiu iki 1000 eurų vertės akciją laimėti. Nežinau, neteko girdėti, kad kažkas tokio dydžio akciją laimėtų, bet teoriškai tokia galimybė yra. Interactive Brokers arba sutrumpintai IBKR-as. Tai irgi moka procentus už sąskaitą, tai laikomas lėšas, yra valiutų keitimo kaštai ir minimali operacija, tai yra $2 už operaciją. Kursas labai palankus, geras, palyginamas su Freedom 24. Siūlyčiau įsinešinėti pavedimu nemokamai per 1-2 darbo dienas savo lėšas.
Išsiimti galima irgi nemokamai, bet tik vieną kartą per mėnesį nemokamai, o jeigu norėsite ten išsiminėti dažniau, tai tikrai blogas būtų sprendimas $10 už išėmimą. Vertybinių popierių pirkimas smulkiem investuotojams geriau iš karto nustatymuose pasirinkti taip vadinamą regresyvų prekybos sandorių apmokestinimą. Na ir toliau, ką galim dar pasakyti, tai kad įkainiai vertybinių popierių yra apie 10 kartų mažesni negu Swedbank, jeigu mes nekalbame apie Robur ir apie Baltijos šalių įmonių akcijas. Yra užtikrinimo garantinis fondas, yra dalinių akcijų pirkimas, pardavimas ir tai yra svarbus momentas. Sąskaitos atidarimas vidutiniškai sudėtingas, gali užtrukti iki 3 darbo dienų. Taip pat labai svarbu nurodyti, kad jūs esate Lietuvos rezidentai, tai yra gyventojai. Banko kortelė nemokama, tačiau ją galima išsiimti tik tai tada, kai jūs jau turit savo sąskaitoje 10 000 ir daugiau. Priežiūrą vykdo Airijos centrinis bankas, šitas brokeris yra labai gerai žinomas, labai senas, jo paties vertybiniai popieriai yra parduodami biržoje ir šiuo metu labai gerai jam sekasi, kiek žiūrėjau, veikia nuo 1977, tai tikrai yra ir demo versija pradedantiesiems ir daug įvairių kursų viduje brokerio, vien dėl to verta užsiregistruoti, kad galėtumėte tuos kursus nemokamai žiūrėti. Nėra jokių administravimo, kapitalo saugojimo, neaktyvumo mokesčių. Čia jeigu kalbam apie IBKR Light planą, brokeris tinka ir profesionalams, ir tiems, kurie nusiteikia ateityje rimčiau investuoti didesnės sumas, tai iškart pasirinkę IBKR. Taip, šita aplinka yra sudėtingesnė negu Freedom 24, bet jūs iš karto turėsite žinoma labai profesionalų brokerį su labai daug įvairiausių instrumentų ir kartą išmokę jo naudotis, jau paskui savo padėkosite ir jeigu kažkas galvojat, kad ateityje turėsite 100 000 portfelį ir didesnį, aš siūlau tiesiog pradėti pratintis prie šitos aplinkos, nes tai turbūt geresnio pasirinkimo Europai, turbūt nėra, nežinau, paklausim svečio, galbūt jis kažką žino, ko nežinau aš. Taip, na ir yra taip pat rekomendacinė nuoroda, būtinai pasinaudokite galimybę, gal laimėsite kokią akciją dovanų ir šita galimybė veikia nuolat, taip kad nepraleiskim šitos progos, jeigu jūs sugalvosit registruotis. Ir pabaigsiu savo įprastiniu kvietimu. Pradėkit investuoti, netidėliokite to ir išeikit iš savo užburto rato, gyvenimo nuo atlyginimo iki atlyginimo. Tai tuo aš savo pristatymą baigiu ir dabar noriu pakviesti svečią, kuris yra svetainės Finansai paprastai sukūrėjas ir kuris užsiema daug kitų veiklų, tame tarpe ir moko įmonės, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Taigi, išnaudokim šią puikią galimybę susipažinti su mūsų ypatingu svečiu. Taip, jis jau matau, Martynas yra prisijungęs. Tai mes matom Martyną ir aš turėjom parengusi keletą klausimų, nes Martynas sakė, kad labiau norėtų kalbėti vis dėlto dialogo formą, o ne kažkokią monologo formą. Taip pat jūs galite rašyti savo klausimus ir mes į klausimus tikriausiai taip pat atsakysim, kai tik tai jų bus. Tai dar kartelį ačiū Martynai, ar čia jūs iš Dubajaus prisijungėt, ar tik tai atrodo taip? Ne, iš Dubajaus, šiaip tai iš Vilniaus. Norėjau backgroundinį nuotrauką uždėti, bet kažkaip nerado, tai čia iš paskutinės kelionės buvo, tai to pačiu gal, gerai tinka. Čia ateities muziejus yra Dubajui, tai kadangi aš mėgstu futuristiškai apie tam tikrus dalykus kalbėti ir investavimas susijęs yra su ateitim, ar ne, tai galvoju, tiks tebūnie, ta prasme, kas nebuvo, galės žinot, kad va čia toks keistas toksai ratas, čia iš tikrųjų yra muziejus. Taip. Labai gražus muziejus, aš irgi apie jį žiūrėjau, labai tokia, įspūdingas projektas, sunku net įsivaizduoti, kaip jisai buvo įgyvendintas ir kaip ten jie nuo dulkių tų saugo, nes pas juos labai tie smėliais skraidantis. Taip. Gerai, tai kągi, Martynai, pradėkim nuo to vis dėlto. Jūs iš tikrųjų žmogus, kuris labai įvairiai pristatomas ir kaip Shift4 vadovas, dirbtinio intelekto vystymui ir strategijai, ir kaip TED pranešėjas, technologijų entuziastas, ir kaip finansai paprastai autoris visuomenininkas, ir dar kaip dirbtinio intelekto
naudojimo įmonėms mokytojas, tai tikrai labai daug įvairių veiklos sričių. O klausimas tada, kaip pradėjot savo tą investavimo kelionę, kada jinai prasidėjo, nuo ko prasidėjo? Taip, tai mano pati pradžia investavimo buvo iš tikrųjų prieš daugiau negu 20 metų, tai pirma investicija buvo 2003 metais. Aš tuo metu studijavau Danijai ir gavosi taip, kad aš visą laiką jungdavausi prie tam tikrų aktyvių bendruomenių. Ir tuo metu ten buvo Danijos jaunųjų akcininkų asociacija, jos pagrindinis tikslas buvo eiti į universitetus, eiti į kažkokias organizacijas, pasakoti apie investavimą, traukti jaunus žmonės, kad investuotų. Ir aš tiesiog prisijungiau ir man pasirodo, kad tas investavimas iš tikrųjų čia visai gera idėja. Mes tuo metu dalinom tokius lankstinukus ir atsimenu labai gerai, ten buvo nupieštas Ferrari ir ten buvo klausimas, kaip greitai nori nusipirkti Ferrari. Tai tikriausiai tai, kas jaunimui ar ne, ar kaip lengviausiai užmotyvuoti. Tai čia buvo 2003 metai, tai buvo pradžia, aš pradėjau investuoti tuo metu, čia jau buvo po .com to kritimo. Ir iš tikrųjų ta pati pradžia buvo tokia, aš nepasakyčiau, kad jin buvo lengva. Man atrodo, aš prisiskaičiau labai daug protingų knygučių, ten protingų žmonių paklausinėjau ir įdėjau tos pirmosius pinigus. Ir mano pirmoji akcija buvo, kurią aš pirkau, yra tokia logistikos, viena didžiausia pasaulio logistikos kompanija yra Maersk, danų įmonė. Ir aš ją nusipirkau ir ten po kokių gal 2-3 dienų, ten vieną dieną kritimas, kitą dieną kritimas, nebuvo jisai didelis, bet ten procentas, tada ten 0,5%, taip toliau. Ir aš galvoju, kas čia vyksta, aš viską žinau, viską protingai darau, viskas pagal knygutę, pagal patarimų žmonių. Ir man buvo toks vidinis šokas, nes, atrodo, galvą turiu, seku tai, ką sako, reikia daryti, krizės bendrai nėra ir dabar pataikiau čia, kad vis krenta. Ir aš atsimenu, kad aš gana greitai pardaviau. Nors galiausiai po to vėl grįžau ir nupirkau aš jau brangiau ją. Tai čia buvo mano tokia pati pradžia, pati pirmoji investicija. Ir aš pradėjau investuoti ir tuo metu aš padariau tokią kaip prenumeratą naujienlaiškio, kad ateitų rekomendacijos. Ir Amerikoje yra tokia kompanija Motley Fools, du broliai, kurie teikia rekomendacijas. Jie tai daro nuo 2002 metų, man atrodo, gal. Tik reikia suprasti, kad 2003 metais dar internetas nebuvo toks, kaip yra dabar. Ir tie naujienlaiškiai su rekomendacijom, jie buvo siunčiami laišku. Tai aš gaudavau laišką, tai suduokit rekomendaciją, kur ateina iš JAV iki Danijos laiškas. Ir po 2 savaičių žiūriu, ką jie čia rekomendavo, nors jau realiai rekomenduota buvo prieš 2 savaitės. Ir aš tada, kaip čia pasakyti, čia buvo mano tokia pradžia, tiesiog remiausi rekomendacijomis, pirkimais. Ir kažkaip tiesiog gavosi taip, kad tas studento gyvenimas Danijai visai buvo neblogas ir tų pinigų pakakdavo ir pramogoms, ir pakakdavo, kad kažkiek investuoti. Tai aš ir investavau, kas man tuo metu atrodė dideli pinigai, dabar tai gal kažkiek būtų kitaip, bet su laiku tas skaičius skiriasi, ar ne? Ir aš kaip visada sakau, manęs klausia, tai kada geriausia investuoti? Ir dabar paskutiniu metu irgi padidėjęs tas klausimas, nes ypatingai, kad, sakykime, rinkos tokios nėra labai gražios ir yra tie pakritimai. Tai aš dabar daugam sakau, dabar yra fantastiškas laikas investuoti, ypatingai jeigu tu turi nedaug pinigų, nes, sakykime, šitoj vietoj rinkos krenta ir gali būti, kad jos dar kris, mes niekas nežino kiek laiko, labai daug kas gali pasikeisti, bet šitame etape aš sakau, kai žmogus pradeda investuoti, vienas svarbiausių dalykų, ką turi žmogus išmokti, tai dirbti su savo emocijomis. Nes yra labai lengva investuoti, kai rinka kyla ir tada mes visi sakom, kad mūsų čia grąža geresnė negu to pačio Warreno Buffetto ir kitų grandų ir sakom, kad jisai čia nieko gero nepadarė, aš geriau už jį, ar ne? Bet mes, kaip čia pasakyti, naudojamės tuo judėjimu viršų ir labai nesunku pataikyti, kai visa rinka kyla. Tai o kai krenta yra biški kitas dalykas, yra sunku, bet aš labiausiai žiūriu iš emocinės pusės, kad žmogus turi išmokti dirbti su tuo. Tai visiškai sutinku ir jei kai kalbi kartais su žmogum, kuris dar tik pradėjo tą savo investavimo kelionę, bet kažkodėl avansų galvoja, kad jisai jau viską žino,
tai jie dažnai sako, dabar nepirk, dabar ten per didelę kainą. Ten toks vaizdas, kad jie žino, kas bus toliau. Bet realybė yra ta, kad tie, kas kaip su patirtim žmonės šneka, tai realiai, net ekonomistai, net ten didžiulės kompanijos neatspėja, kas bus toliau. Aš kaip pažiūriu prognozes, ten kaip keisis vienos ar kitos įmonės akcijų kaina, ten pavyzdžiui, ta target price vadinama, tai labai retai kada jie atspėja iš tikrųjų, bet vis tiek tai, tendencija būna dažnai, kad ir atspėjama. Tai aš tikrai irgi norėčiau paantrinti, kad geriau, jeigu tu nelabai išmanai, periodiškai investuoti ir tai vis tiek gaunasi ilguoju laikotarpiu tas teigiamas rezultatas, o yra žmonių, kurie bando atspėti kažką, tai, bet tas bandymas atspėti būna, kad ir neišauga į tą geresnį, neatveda į tą geresnį rezultatą. Tai Martynai, o jums investavimas, tai yra papildomos pajamų šaltinis, tai yra aistra, tai kaip apibūdinu, kas jums tai yra, kokį vaidmenį jūsų gyvenime jisai užima? Man investavimas pirmiausia, kažkaip žodis yra užtikrintumas, man yra su tuo labai siejamas, nes aš kaip žmogus mėgstu jaustis gerai stovintis ant žemės ir man norisi, kad tam tikras kiek įmanoma užtikrintumas būtų ir ateityje. Labai sunku yra nuspėti ateitį, bet mes galime nuspėti tai, kad kokia jinai bebūtų, tikriausiai finansinių dalykų vis tiek reikės ir aš dėl to investuoju. Aš gal, sakykime, nesu tas, kuris vaikosi tenais tokios finansinės laisvės, kai kiti svajoja, sulauks X metų, tada galės nedirbti tam tikro darbo. Aš savęs neįsivaizduoju tame, man dažniausiai tenka dirbti darbą, kuris man patinka. Negaliu sakyti, kad visos užduotis, aš kaip čia noriu žmonėms pasakyti, kad kai labai jauni esam, tai labai esam maksimalistai ir įsivaizduojam, kad darbą, kai pasirinkam, visos užduotis mums turi patikti. Tai pas mane to maksimalizmo tokio nėra, bet darbą, kurį aš turiu šiai dienai, su kuriais aš dirbu, aš susikūriau tą aplinką, kad man patiktų. Ir aš realiai neįsivaizduoju, net turint pakankamai pinigų, kad staiga nebereiktų darbuotis ir nieko neveikti. Aš turiu draugų, kurie yra pardavę verslus, jie metus 2 patostagavo ir grįžo ir sako, kiti tai netostagavo, kiti dirba, ką man dabar daryti. Tada jie pradeda arba naujus verslus, arba prisijungia prie kažkokių komandų ir toliau darbuojas. Ir tie pinigai, jie kaip išlieka. Tai pirmas žodis yra užtikrintumas, o antras žodis tik tai eina laisvė. Bet laisvė ne tai, kad būti nepriklausomam, bet laisvė labiau, kad vėlgi rinktis ateityje, sakykime, dėl to pačio, veiklos ar ne darbo. Gali būti, kad man nereikės darbo, kuris moka tokį didelį atlyginimą, kad aš patenkinčiau savo poreikius. Tai gali būti gal labai tokia veikla susijusi, tarkim, su Raudonoju kryžiumi ar su kažkuo tais, kur yra labiau tokia labdarinė veikla ir tie atlyginimai yra nedideli, bet tu jautiesi prisidėdamas prie kažko gero darydamas. Ir kadangi tu turi pakankamai finansų, tai tau finansinė dalis nėra tiek aktuali, ar ne? Ir tu tiesiog leidi tą laiką aktyviai darydamas tai, ko reikia. Tai man investavimas yra užtikrintumas pirmoje vietoje, tada yra laisvė. Ir laisvė rinktis darbą, laisvė, pavadinkim taip, kad netgi leisti pinigus kaip tu nori, nes kartais tu negali leisti tų pinigų, kai nori, kai pas tai yra ribotas pinigų kiekis, tau reikia padengti paskolas ar ne, sumokėti ten už vaikų būrelius ir taip toliau, tai tu neturi tokios gal laisvės, ar ne? O man patinka kartais, sakykime, nupirkti kažkokią tais dovaną ir padovanoti žmogui be priežasties, tiesiog. Tai kartais mano draugai jau pripratę prie to, nebeklausiu kodėl, tiesiog. Tai yra fantastiškas dalykas, bet tam nereikia daug pinigų. Aš dažnai nueinu į knygyną, nuperku, matau, kad žmogus svarsto knygą pirkti, nepirkti ir aš tiesiog nuperku, padovanoju ir sakau, skaitykite, esu skaitęs labai gerą knygą. Ir nepažįstu to žmogaus, nežinau, ar jis skaitys ar ne, bet aš gerai pasijaučiu dėl to. Tai čia toksai iš savanaudiškų paskatų tą darau, pavadinkim. Labai smagi savanaudiška paskata, kad visi tokie savanaudžiai būtų smagiau gyventi iš tikrųjų. O sakykit, Martynai, jūs investuojate, aš investuoju, daug pažįstamų mūsų turbūt irgi tą daro, bet vis dėlto, kai pasidairai plačiau, kartais susidaro įspūdis, kad tikrai nedaugelis, čia mes savo burbule gyvenam, bet kai pakalbi su eiliniu žmogum, aš esu tikrai asmeniškai tokių nuomonių išgirdusi, kad žinai, kai aš sako, jos turiu banke, aš žinau, kad aš jos turiu, o kai aš jas investuoju, tai ką man to reikia.
Tai Taip. koks paties pajautimas, supratimas, kodėl kai kurie žmonės neinvestuoja ir daug žmonių neinvestuoja, labai daug Lietuvoje, daug taupančių, bet labai mažai investuojančių, iš tikrųjų, lyginant su kitomis vakarų pasaulio valstybėmis. O ypatingai turbūt su moterų pasauliu, tas yra neįprasta. Taip. Pirma dalis, tai kodėl neinvestuoja, tai būna, kad tame rate, kur žmonės sukasi, jų tas ratas yra, kuris neinvestuoja. Ir praeitį turėjo kažkokių tais gal nuoskaudų, tos nuoskaudos nebūtinai gal mūsų kartai pasireiškia, gal pasireiškia kitoms kartoms ar ne, kad nukentėjo ten nuo Sekundės banko, ten nuo dar kažkokių tais ar ne dalykų. Ir tiesiog yra tas nepasitikėjimas ir, kaip sako, vat, ką rankoj turiu, man yra tas aktualiau. Tai jeigu žmogus yra toje aplinkoje ir tos aplinkos nekeičia, kas yra ganėtinai sunku šiaip, nes tai yra tavo draugai, pažįstami, tai labai sunku iš to išeiti. Todėl aš sakau, kad reikia mums neužmiršti, nepaisant koks žmogaus yra amžius, kad yra tam tikros bendruomenės, prie kurių jungtis, pamatyti kitą požiūrį, kitą mąstymą, ar ne? Nes perskaityti knygą arba ten duoti patarimą, tai neveikia. Turi būti aplinkoje žmonių, kurie tai jau atlieka. Tai čia yra, gal sakykime, numeris vienas dalykas. Kita dalis yra, pripažinkim, kad yra tam tikra dalis žmonių, kurie neturi pakankamai pajamų, kad galėtų taip jau leisti investuoti. Ir mes, kai sakom, kad mūsų finansinis raštingumas Lietuvoje yra mažesnis negu kitose šalyse, aš esu truputį, ne tai kad skeptiškas tuo klausimu, bet mano nuomonė skiriasi tuom, kad finansinis raštingumas jisai kyla priklausomai ir nuo to pačių pajamų. Ir tai gaunasi netgi kažkiek natūraliai. Sakykime, jeigu aš jau turiu tiek pinigų, kad, man jau netelpa man tas trečias steikas, ar ne? Ir aš negaliu važiuoti tiek daug kartų į kelionę, nes tiesiog neturiu tiek laisvų dienų, ar ne? Ir manęs niekas neišleis. Ir vat yra pinigai. Ir aš matau, kad už tos pinigus, ką aš galėjau prieš metus nupirkti, aš dabar nebegaliu pirkti. Tai tada aš kažką tikriausiai bandysiu investuoti. Aišku, lietuviams dažniausiai, ne tik lietuviams, bet daugelį žmonių, tai pirkti nekilnojamą turtą tada kaip investiciją ir nuomoti, ar ne? Tai čia būna toksai pirmas dalykas, kuris gal aš irgi kažkiek skeptiškai tai žiūriu, tai yra gerai, bet to pačiu ir ten tam tikros rizikos man asmeniškai yra rizikos su laiko valdymu, nes tam reikia įdėti daug laiko, ar ne? Kas liečia dėl moteris, ar ne, kodėl rečiau tą daro, tai manau, kad vėlgi tam tikriausiai įsitikinimai yra, kad šeimoje dažniausiai daro ir moteris galvoja, tai vyras pasirūpins, ar ne. Aš manau, kad mūsų karta eina labiau tą tokią kaip lygybę ir tiek darbų pasidalyme, tiek vaiko auklėjime, tiek kas liečia bendrai darbus. Aš manau, kad tai išliks. Ir mano lūkestis yra, kad bus tas pats ir apie finansus. Tai mes savo šeimoje esame sutarę, aš pats tą labiau skatinu, kad žmona irgi atsidarytų sąskaitas ir pradėtumėm investuoti. Kartais kreipiasi mane, kaip į ką investuoti, tai ten būna, sakau, reiktų TikToką nufilmuoti tie mūsų pasikalbėjimai, nes pakalbėjimai būna maždaug tokie. O tai žiūrėk, čia krenta, tai jau reikia parduoti, nes jau bus blogai, arba čia kyla, arba kyla jau čia per brangu, mes nepirkim, čia labai daug nukrito, tai jau pirkim tą, tai tokie nepagristi iš tikrųjų. Ir kita gal dalis yra tai, kad yra sukurtas toksai, kaip čia sakyti, informacinė klaidinga informacija, pavadinkim iš tos pusės, kad tai yra labai sudėtinga daryti. Tai nėra labai sudėtinga daryti, tai iš tikrųjų tai nėra kažkaip sudėtingiau, kad vyrams tai yra lengva, moterims jau ne. Ta prasme, bet kažkodėl kažkas įtiki, kad, tai gal vyras suprasiu finansais, aš nesuprasiu. Tai aš manau, čia yra visiškai netiesa, nesąmonė. Mes turim fantastiškų pavyzdžių, protingų moterų, valstybinės visur, visame kame. Tai čia gal net neįsiu tą. Bet aš gal sakyčiau, kad manau, kad tų bendruomenių dėka vis daugiau moterų tai įsitrauks. Ir manau, kad tų vyrų atsiras tokių labiau mąstančių iš gerosios pusės, kad mums lengviau kaip šeimai investuoti ir tvarkytis biudžetą, kai ir mano antroji pusė tą daro. Ir tada mes tikriausiai labiau pagalvosim, ar ne, įsigijant kažkokį tenais brangesnį pirkinį, svarstant tas pačias atostogas, ar ne.
galvojant, ką mes galime ten sutaupyti vaikams, ką savo galime, ar ne, kai kitas žmogus irgi yra įtrauktas į tą procesą. Ir įtrauktas ne tai, kad aš paklausiu žmonos ir sakau, parodau sąskaitą, kuri yra mano vardu, nors kaip ir mūsų, bet ne, vat yra ir žmonos, ar ne? Ir gali būti, kad vyras gauna didesnės pajamas, taip dažniausiai būna, ne visada, aišku. Tai galima tiesiog pasakyti, žiūrėk, kad aš įprastai investuoju ten 500 eurų per mėnesį, kaip pavyzdys, ar ten 100 eurų, ar 200, tai vat aš noriu to pervesti į sąskaitą, kad tu investuotum ir kad tas žmogus irgi matytų, kaip auga, ar ne, su toj vietoj. Tai tada tie sprendimai šeimoje priimami finansiškai daug sveikesni. Taip, Martynai, bet jeigu mes kalbėsim apie tai, kad čia jūsų karta jau žiūri kitaip, tai aš noriu, sakiau, gal nesakysiu, bet pasakysiu iš tikrųjų vis dėlto. Žmogus, kurį pradžioj kviečiau sudalyvauti šitoj laidoj, tai yra jūsų kartos ar netgi dar jaunesnis gerokai už jūs. Ir jo atsakymas buvo toksai, kad mano auditorija yra pagrindė vyrai. Ir maždaug aš nelabai merginom turiu ką pasakyti. Tai Martynai, labai ačiū, kad jūs toks šiuolaikiškas ir kad neignoravot moterų bendruomenės, nes pasirodo, kad vis dėlto dar ir jaunimo tarpe yra labai gajus kartais šitas mitas toksai, kad tai ne moterų reikalas, kad čia pagrindė yra vyrų tik tai reikalas. Dabar apie tą riziką. Visi kalba riziką ir mes visą laiką privalomai visokių tokių webinarų renginių metu turim paminėti, kad čia yra visą laiką su rizika. Kaip pats vertinat, kas yra rizika investavime? Ar tai išties tas baubas, koksai iš jo dabar padarytas yra iš to rizikos? Aš viską žiūriu per sveikatos pusę. Iš tos pusės, kad sveikatos ir emocinės pusės, kad jeigu aš investavau tiek, kad man yra sunku užmigti, reiškia, aš investavau per daug. Čia yra tokia kaip lakmuso popierėlis, tokia kaip esminė taisyklė. Jinai labai gerai veikia, iš tikrųjų aš tą esu ne kartą daręs. Ir kad mes gerai jaustumės viduj, prieš investuojant aš žmonėms pasakau, kad jūs galite investuoti nedidelės sumas, kad pajaustumėt, kaip vyksta pats procesas. Bet pradžioje, ką jūs turėtumėte turėti, jūs turėtumėte turėti tam tikrą saugumo pagalbę. Tai iš principo dažniausiai rekomenduojama ten nuo 3 iki 6 mėnesių išlaidų dydžio ir tai turėtų nebūti į akcijas, netgi ne į obligacijas, tai tikriausiai turėtų būti į terminuotus indėlius padėta suma, kad jeigu kažkada, neduok dieve, kažkas atsitiko, ten prarado žmogus darbą, tenais ar kažkokios kitos priežastys, kad galima būtų iš ten paimti pinigus ir man nereikėtų. Aš nekalbu apie tai, kad ten atsisakyti kelionių, tai tai automatiškai tikriausiai, ne? Bet yra kiti dalykai, kad gali būti, jog aš būsiu priverstas ieškotis darbo ir priimsiu sprendimą, kuris nebūtinai atitinka mano kompetencijas, man tas darbas nepatiks ir aš ten tiesiog būsiu ir negalėsiu įti kažkokius kitus pokalbius, nes man reikia tiesiog už kažką valgyti, ar ne? Ir rizika yra dar, jeigu tie patys žmonės dirba toj pačioj industrijoje, ar ne? Tai tikėtina, kad jeigu blogai industrijai visai gali būti, kad ne vienas praras darbą, gal ir 2, ar ne? Tai šitoje vietoje čia yra pirmas dalykas, ką aš visiems sakau, prieš investuojant, bet ką jūs turėtume turėti kažkokią tais saugumo pagalbę. Tai čia yra, kalbant apie tas rizikas, ar ne? Tai čia yra viena dalis. Kita dalis yra, tai ką aš investuoju, tai turi būti, apie tas diversifikacijas mes kalbam išskaidimą, ar ne? Kad tai neturėtų būti tik į nekilnojamą turtą arba tik į akcijas, ar ne? Tai šitos dalykus išskaidyti irgi reikėtų, bet yra tokia labai svarbi dalis, apie kurią dėja nedaug kas kalba. Mes kalbam apie tą rizikos išskaidimą, diversifikaciją, kai žmogus iš tikrųjų investavo dar nedidelius pinigus, investavo, sakykime, 1000 eurų, ir jau tuo momentu labai galvojant, tai gerai, gal čia reiktų 50 eurų investuoti į ETF-us, 100 gal reikėtų į kažkokią tais peer-to-peer platformą, ar ne? Tai kai tie pinigai yra ganėtinai nemaži, pavadinkime, gerokai mažesni negu žmogaus netgi mėnesinis atlyginimas, ar ne? Tai šituo atveju jums labiausiai reikėtų rūpintis ne diversifikacija, o kaip galima būtų uždirbti daugiau. Tai čia labiausiai reikėtų investuoti. Ir kalbant apie uždirbimą daugiau, ir aš, kai kalbu apie riziką reikia žiūrėti ne tik iš finansinės pusės, bet riziką žiūrėti ir iš jūsų profesinės pusės. Ar tai, ką jūs darote, ir ten, kur jūs dirbate, ar ne,
ar tikėtina, kad tokios profesijos, tokios pozicijos žmonių ir toliau reikės kitiems metams, dar kitiems metams? Ar jūs skiriate laiko, ta prasme, gilindamės ir kažkaip plėsdami savo žinias, kad, jūs liktumėte svarbus darbo rinkoje? Ir čia yra ypatingai svarbi dalis, nes gali būt, kad jūs turėsite portfelį pakankamai daug pinigų ir jų gal netgi užteks tenais gyventi metus, 2, 3, gal ir 4, ar ne? Bet jeigu jūs neskiriate laiko savo profesiniam, gilinimuisi, ar ne, tai, klausimas, kaip jums pavyks toliau grįžti į darbo rinką. Ir dabar, kadangi mano pagrindinis darbas yra šiuo metu su dirbtiniu intelektu, tai aš asmeniškai labai daug matau dalykų, kas keičiasi ir žmonių dar daug kas nepalietė. Ir aš turiu tokį vidinį klausimą, kiek iš mūsų rūpinasi apie savo profesiją, ar ne, ar kažkokią profesinę kryptį. Ir čia aš irgi priskiriu prie tam tikro saugumo ir prie tam tikros rizikos, nes viena dalis yra, kaip minėjau, saugumo pagalvė. Čia yra nekvestionuotinas dalykas, nepriklausomai nuo profesijos, nuo nieko, visi privalo ją turėti. Kita dalis yra, be abejo, tai kaip ir sakau, gilinimas į savo sritį arba galvojimas apie naują kažkokią sritį, ar ne. Ir tada jau, sakykime, turimų pinigų, portfelio kažkoks tai išdalinimas į skirtingus aktyvus, ar ne, ar tai būtų akcijos, ar tai būtų fondai, ar tai būtų kažkas su nekilnojamu turtu, ar tai būtų tos pačios obligacijos, ir tai turėtų būti išskaidyta. Nes labai smagu investuoti, kaip ir minėjau, viskas kyla ir viską dėti į akciją, nupirkau Nvidia gerų laikų ir valio, ir uždirbu, ir galiu girtis, kad uždirbu daugiausiai negu visi kiti, ar ne? Bet dabar matėme, Nvidia nukrito, vienu metu buvo 150 ir buvo nukritusi, čia prieš dieną ar 2 buvo 105. Ir jeigu visus pinigus įdėjau, tai daug emocinio streso. Tai vat, rizika visada yra, jinai visada bus, bet reikia neužmiršti, kad yra ne tik finansinė rizika, yra ir kita. Taip, labai vertingi pastebėjimai, tikrai sakyčiau. Tai kadangi jau pradėjom taip šnekėti ir apie konkretesnės priemonės, labai konkretus klausimus. Nežinau, kiek konkrečiai sutiksite jį atsakyti, bet būtent kaip jūs diversifikuojate savo portfelį, kokios turto klasės, ar kokios priemonės, ar kokie brokeriai jūsų krepšelyje? Tai pirmiausia apie brokerius, tai aš turiu tą patį paminėtą Interactive Brokers. Jis iš tiesų yra vienas sudėtingiausių jį supras, bet ilgalaikiai perspektyvoje, manau, jis vienas geriausių pasirinkimų. Gal net geriausias pasirinkimas, sakyčiau, kurį aš matau šiai dienai. Tada pas mane yra Danijos bankas, Saxo Bank. Aš jau turiu ganėtinai senai. Tada kitą turiu brokerį, tai yra Swedbankas. Jisai buvo pasirinktas dėl tam tikrų Baltijos šalių kompanijų, bet ir tuo pačiu galiu pasakyti žmonės, kurie svarsto investuoti, neinvestuoti, ir jiems sudėtinga, gal sakykime, atsidaryti sąskaitą Interactive Brokers, nes ten reikia daugiau dokumentų pristatyti, ten toks painesnis gal procesas, ar ne, ir nebūtinai gal nori atsidaryti, nežinau, Revolutą, kurį aš irgi turiu, tai Swedbankas, ar ne, tai viena iš tų opcijų, bet tiek Swedbankas, tiek Sebas, jų komisiniai, ypatingai perkant akcijas, jie tikrai yra dideli. Galima įsigyti Robur fondų Swedbanke, taip, komisiniai ten nėra, ten arba labai maži su tam tikrais, bet ten yra kiti niuansai tada, ne? Tačiau vėlgi, tai viena iš galimybių, kur investuoti. Tada kalbant apie patį portfelį, tai kaip ir minėjau, pirma dalis tai yra saugumo pagalvė, pas mane padėti yra terminuoti indėliai. Terminuoti indėliai pas mane iš karto galiu pasidalinti tokiu, kaip čia, tips and tricks, tai jie padaryti yra kasmetiniai, bet jie yra atsinaujinantis iš karto, kad man nereikėtų atnaujinti su sukauptu, sakykime, tom indėlio palūkanom, ar ne? Ir kai dėjau pirmą kartą, tai padariau, kad atnaujinimas būtų ne visą sumą iš karto, nes dažniausiai, jeigu prireiktų gyvenime, tikriausiai nereiktų visos sumos, o reiktų per laiką, nes jeigu jūs nutraukėte, tai jums visa nutrūksta suma ir viską, kas sukaupė. Tai pas mane buvo indėlis vienas metai, kitas buvo metai 1 mėnuo, metai 2 mėnesiai, metai 3 mėnesiai, metais 4 mėnesiai. Tai toksai buvo, kad kiekvieną mėnesį liktais kažkas tai būtų. Tai saugumo pagalvė viena dalis, kita dalis didelė yra ganėtinai, tai yra indeksiniai fondai, ETF-ai. Pagrindė jie gal būtų, sakykime, tokie S&P 500 be abejo, vienas tokių populiariausių ir keletos tokių įdomesnių, tai vienas yra su Indija, kitas susijęs yra su robotika, kitas su švaria energija,
Finansai paprastai puslapį galima surasti arba tiesiog į Google įvedus finansai paprastai LT, top 10 ETF ir ten gausite 20 ETF tokių įdomesnių lentelę. Ten yra ir tie patys, ne tik pavadinimai, bet tokie kodai, vadinkim, tikeriai, kurios gali surasti Swedbank ir SEB, kad greitai galėtumėt įsigyti, ar ne? Tai, ko jūs norit. Saugumo pagalio ETF, tada kita dalis, aš investuoju ir į pavienės akcijas. Sakyčiau, daugelis žmonių tas nėra tinkamas dalykas, kadangi tai reikalauja laiko įsigilinti, ką jūs perkat, bet yra toks niuansas, kad aš esu ne kartą matę žmonės, kur, turi fondus ir galvoja, čia pirkti Tesla, nepirkti, ar ne? Tenais dabar dėl Teslos apskritai kita nuomonė, dėl to, kas vyksta su Musku, bet iki to laiko, ar nebuvo tas diskusija, ir sakau, žiūrėk, tai tu nusipirksi, kad ir vieną tą akciją, tu neinvestuosi daug pinigų, bet emociškai tu jausies ramus, nes tu esi jau investavęs ir jeigu pakilsi, tu jausies, kad pataikiau, viskas gerai kyla. Jeigu kris, tu galėsi savo pasakyti, tai krenta, bet čia labai maža dalis mano viso portfelio. Čia yra toks emocinis, gal sakykime, ne tai, kad realiai kažkaip paveiks mano pinigų, finansų dalį, bet labiau toks emocinis. Tai šitoje vietoje tas sužaidžia labai gerai, ar ne? Tada yra kažkokia dalis, kas liečia obligacijos, bet jinai yra ganėtinai nedidelė, nes, kaip sakant, turiu ganėtinai dėl ilgą laiko tarpą iki to laiko, kai tikriausiai norėsiu jau ramiau aktyviai veikti, ar ne, ir gyventi iš tų pinigų, tai didžioji dalis tokius rizikingus. Ir tada yra į tam tikros nekilnojamo turto platformas, nes atskirai nekilnojamą turtą aš pats neinvestuoju ir pagrindinė priežastis yra ta, kad tam reikia laiko ir visai nemažai. Aš jo neturiu. Plus turi būti noras tuom užsiimti. Ir aš žinau, kad yra žmonės, kurie tai daro, jiems tikrai tai puikiai sekasi, jie gauna tikrai gerus uždarbius iš to, bet ir jiems tai patinka. Jiems patinka ne tik ta priežiūra, bet ir tas tvarkymas, ieškojimo žmonių, kas galėtų įrengimą sutvarkyti, galiausiai tų nuomininkų paieškos. Man tai nėra asmeniškai priimta, tai aš tiesiog per nekilnojamo turto platformas renkuosi investuodamas taip. Taip, mes kaip tik apie galimybę investuoti nekilnojamą turto netiesiogiai, tai yra skolinti nekilnojamo turto vystytojams, kalbėjom per praeitą kaip tik webinarą. Tai čia labai gerai irgi papildėte. Tiesą sakant, nežinau, ar naudojatės tuo, galėsit, aišku, pakomentuoti, kadangi jūsų žmona dabar irgi investuoja ir jūs investuoja, tai jūs abudu galite iš viso turėti 1000 eurų lengvatą, jeigu investuosit per sutelktinio finansavimo arba tarpusavio skolinimo platformas, taip, nes čia kiekvienam asmeniui taikoma, tai jums 500 ir žmonai 500, tai vien dėl to verta šeimoje abiems investuoti, kad būtų galima pasinaudoti abiems tą lengvatą, kuri netaikoma dividendams, nes dividendai, kai žinia, yra apmokestinami nuo 1 euro, o čia 501 eurų yra neapmokestinus palūkanus. Matau, Deimantė prisijungia, tai Deimantė, sakykit, turbūt gal kokių klausimų turim? Aha, yra pora klausimų ir aš pati turiu vieną. Sveiki, Martynai, aš Deimantė, Lygos įsikūrėja, labai smagu, kad prisijungėt. Pirma, Ugnė klausė, ar investuojate daugiau į JAV, Europos ar Azijos įmonių akcijas? Tai čia kaip ir iš dalies atsakėt, bet vis tiek užduodu šitą klausimą. Tai didžioji dalis yra JAV, bet turiu keletą ir Azijos. Viena iš jų yra, sakykime, Pietų Korėjos kompanija yra Coupang, tai panašiai kažkiek kaip Amazon, tik tai ten labiau vietiniai tokiai rinkai. Tai yra, tokios nišinės, gal sakykime, kompanijos, tai kartais būna atrandu kažkokią ir JAV vis dėlto didžiąją dalį sudaro, nes globaliai turi daug veiklos. Aš gal net pridėčiau prie šito klausimo, man įdomu, kadangi išvardinta JAV, Europą ir Aziją, o kaip su Afrika? Ar yra pasirinkimo Afrikos įmonių akcijų? Šiuo metu neturiu, bet žiūrinėjusi keletą kompanijų, tik ten yra tam tikrų niuansų, kad nemažai kompanijų susijusių su Kinija ir ten labai rizika yra dėl tam tikrų politinių dalykų. Tai ganėtinai sunku atsirinkti, kas jau nebūtų kinų paliesta, nes jie labai daug investavę į tenais. Dar klausimas, kaip manote, ar dabartinė JAV politika kelia grėsmę doleriui ir kriptovaliutoms? Tai
Pirmą dalyką pasakysiu, su kriptovaliutom aš pats esu kažkiek investavęs, bet labai nedidelė dalis. Tai aš neturiu labai stiprios nuomonės dėl kriptovaliutos, kadangi nesu pakankamai susipažinęs. Dabar kaip tik domiuosi iš tos pusės, kas yra apie jas parašęs neigiamai. Beveik nėra knygų. Ir aišku, nėra, nes nieks tikriausiai tokių nepirktų. Tai vat, čia irgi tokia įdomi dalis. Tai, žinot, su kriptovaliuta yra toks irgi labai daug nutikėjimo reikalas. Dabar prezidentas yra Trumpas. Ką jie su tom padarys, gali būti arba dar didesnis, iš tos skemas, pavadinkim, arba gal iš tikrųjų kažką sutvarkys. Tai čia šitoje vietoje nemėginčiau atspėti ir spekuliuoti. Kas liečia dėl JAV dolerio silpnėjimo ar stiprėjimo, tai aš manau, kad laikinai gali būti, kad jis silpnės, bet aš asmeniškai netikiu, kad ilgojo laikotarpiu jisai būtų kažkaip labai susilpnėjęs. Iš tos pusės, kad vis dėlto tai viena didžiausių pasaulio ekonomikų. Be abejo, tai įvairūs tarifai, jie vienareikšmiškai liečia visas šalis. Bet mes situacijų istorijai turėjom daug ir įvairių, ir daug blogesnių. Tai šitoje vietoje aš labai nešokinėčiau, tiesiog investuočiau į tai, ką aš tikiu. Reikia turėti tokį ilgalaikę perspektyvą. Bet to pačiu būti ir pasiruošus, kad kai kurios tos, sakykime, rizikos meškų rinkos jos gali tęsis ir ilgai. Aš dar turėčiau tokį klausimą irgi apie akcijas. Kiek svarbu yra investuoti laiko, jeigu tu apie tas įmonės nelabai žinai, bet tu kaip ir investuoji jas. Ir kaip užtaikyti tą gerą laiką, kai tos akcijos yra pigesnės, pakritusios, nes irgi minėjot Nvidia, tai aš nepataikiau ir man nukrito dabar tie pinigai. Tai kiek laiko reikėtų investuoti, domėtis, galbūt reikėtų, ką įmonė veikia ir kas ten vyksta. Kas liečia į akcijas, tai žiūrėti reikia bent 10 metų laikotarpį iš tos pusės, kad jeigu jūs galvojat, dabar čia pataikysiu ir per metus paskutinius uždirbu 5x, tai nereiškia, kad taip ir bus. Bet aš turiu asmeninį tokį pavyzdį 2012, man atrodo, 2012 metais aš tuo metu dirbau Nordea banke ir mes diskutavom, tai kiek ta Apple kompanija dar gali augti. Jinai tuo metu buvo didžiausia pasaulio kompanija, buvo jau iPhone'as išleistas kurį laiką. Ir mes sakom, kiek jinai gali paaugti? Ten 2 kartus, 3 kartus. Gerai, 4 kartus, bet čia jau maks, ta prasme. Ir aš pasižiūrėjau, nuo to laiko jinai paaugo 11 kartų. Mes kalbėjom su investuotojais, ta prasme, ir analitikais. Jinai tuo metu buvo pati brangiausia kompanija, ir kai tu matai pačią brangiausią kompaniją, ar ne? Ir atrodo, kaip jinai gali dar brangti, ta prasme, kur? Tai va, jinai paraugo ten dar 10-11 kartų, ne procentų. Tai taip, kosmosas, kai dabar pagalvojai. Bet aš tą labai gerai atsimenu, buvo Klaipėdai, valgėme sumuštinį su šlapenka, man atrodo, tenais ir tą kažkaip įsimena tas momentas, nes aš gavau tokį patį klausimą prieš 3 metus dėl Nvidijos verslo žinių podcast'e ir manęs klausė ir sako, kokią vieną iš kompanijų, kur turit. Sakau, kurią labai tikiu ir turiu, tai yra Nvidia. Ir tai buvo, man atrodo, galvoju, ar jau ChatGPT buvo paleista ar ne, bet tai buvo pradžia. Tai per tą laiką dar jinai ten 10x kartų paaugo. Tai sakiau, neplanuoju. Bet ką galiu pasakyti pabaigai, tai aš turiu tokią paprastą strategiją dėl akcijų pardavimo. Nes kartais būna, kad, tai kiek laikyti, ar ne, čia šitoje vietoje, nes jos labai paaugo. Tai aš labai paprastai žiūriu per emocinę prizmę, aš apie emocijas nekartą šiandien kalbėjau, bet aš žiūriu, kaip man skaudu, kai akcija paaugo ir nukrito. Ir aš pastebėjau, kad jeigu akcija užaugo, sakykime, aš investavau 1000 eurų ir užaugo iki 2000 ir jinai bankrutavo, neaišku, ne fainai, bet, okei. Bet turėjau kažkokią situaciją, kai paaugo 3 kartus ir aš nieko su to nedariau ir po to jinai ten nukrito. Tai man buvo labai ilgai skauda, prasme, kad aš visiškai nenusiėmu. Tai aš nusprendžiau, kad pirmą kartą aš pasiėmu dalį akcijos, kai 3 kartus paaugo. 3 kartus paaugo, aš trečdalį pasiėmiau akcijos. Paaugo 5 kartus, aš dar 5 pasiėmiau. Paaugo 10 kartų, aš dar 10 pasiėmiau. Bet aš leidžiu augti toliau. Ir Nvidia labai geras to pavyzdys, nes jinai dabar pas mane daugiau negu 10x, tai jau 3 kartai buvo nusimta. Trečdalis buvo nusimtas, 5 nusimta, 10. Tai realiai, ką aš investavau, aš jau senai turiu atsiėmęs. Ir tos pinigus tada čia priklausom nuo žmogaus, jisai gali tiesiog pasimti ir sakyti, pataikiau, tada atostogos sauliasi geresnės, arba investuoti į kažkokį tais fondą, arba pasidėti grinais ir laukti, kol kažkas gal nukris vėl nusipirkti.
Prato, dar trumpą klausimą tokį. Renkantis įmonės, į kurių akcijas investuoti, įmonės etika jums asmeniškai svarbu ar ne? Man yra svarbi, tai dabar turiu tokią vidinę dilemą, ką daryti su Tesla. Pirmą kartą mes apie tai nagrinėjom dar, kai buvo pati pradžia, 2003 metais pradėjau investuoti, 2004 ir 2005 metais mes kalbėjom Danijoje apie sustainability ir ką daryti kompanijas, jeigu mes investavom ir sužinojom, kad, pavyzdžiui, jos išnaudoja Afrikoje vaikus tenais, ar ne, arba tenais susiem kažkokiais ginklais ir taip toliau, ar ne. Tai šitoj vietoj, aš sakyčiau, jeigu investuojate ypatingai į pavienės kompanijas, tai reikia neužmiršti savo vertybinio kompaso. Sudėtingiau yra, kai jūs tą darote investuojant į fondus indeksinius, ar ne, nes tikriausiai jie būna apima šitoj vietai. Bet yra aišku ir tokie fondai, kurie atsisako ten kompanijų, kurios užsiema ten kokią naftą tenais, ar ne, ir tenais panašiais dalykais. Tai čia kiekvienas pagal savo tą kompasą. Aš gal sakyčiau, neigiamai vertinu žmonės, kurie sako, yra galimybė uždirbti, Maskvos birža dabar nukrito ir dabar mes iš to čia uždirbsim. Man vertybiškai buvo tai nepriimtina ir nors turėjom tą diskusiją gilą forume, žinai, ir sako, tu čia nei prisidedi, nei kas yra. Sakau, ne, man vertybiškai nepriimtina ir aš neliečiu tos temos. Tai čia sakykim kiekvienam asmeniškai spręsti. Tai iš klausimų tiek, ačiū labai. Nežinau, gal Neringa dar nori ką paklausti? Gal tada pabaigai mes ką nors galim arba apie tai, kaip dirbtinis intelektas tą ateityje investavimą pakeis ar dabar jau keičia. Ir galbūt kažką mes palinkėt galėtume mūsų auditorijai, nuo ko pradėti, ar kurią dalį investuoti, ar visai atsisakyti savęs ir viską spausti, ar ką čia daryti. Dėl dirbtinio intelekto aš pasakyčiau, kad nematau, kaip jisai investavimą visiškai pakeis mūsų neracionalumą, nes esmė tame, kad mes dažnai investuojam neracionaliai ir dirbtinis intelektas, jisai negali sudaryti modelių, pagal kuriuos mes galėtum investuoti, nes kita pusė nebūtinai racionaliai elgsis. Tai daug kas bandė, jisai gali pagreitinti analizę kompanijų, dokumentus skaityti ar ne, tai šitoje vietoje jisai tai atlieka jau dabar, tai daro fantastiškai. Bet kad turėti kažkokį aukso popierėlį, kuris sakys, tą akciją pirk, parduok ir čia viskas veiks, aš asmeniškai tam netikiu, nes jisai turi remtis kažkuom, o mes esam neracionalūs. Žmonės yra neracionalūs tiesiog. O aš palinkėčiau, kad per daug negalvotumėt, ar čia dabar geras laikas investuoti ar ne. Jeigu to dar nedarėte, tai yra fantastiškas laikas investuoti, nes tikėtina investuosite dar nedaug pinigų. Ir palinkėsiu iš tikrųjų, gal ko niekas nelinkia, tai palinkėsiu, kad jums rinkos kristų, nes su mažais pinigais jūs iš tikrųjų labai daug ko išmoksite. Tai šitoj vietoj, kaip ir atrodo toks nelabai gal geras palinkėjimas iš vienos pusės, bet patikėkit manim, kadangi jūs ilgam kely, jums reikia išmokti elgtis su tą emocijom ir suprasti, kas tai yra. Kai investuojame nedidelį pinigai, tai yra lengviau prie to priprasti. Taip, ir pradėti nuo mažų sumų labai geras dalykas. Taip, net jeigu ir hipotetinių sumų. Taip. Gerai, ačiū labai Martynai tikrai už tokias vertingas įžvalgas. Drąsiau, kai kažkas pasidalina ir papasakoja, tada nesijauti vienas, ypatingai, jeigu tavo burbule nėra žmonių, kurie investuoja ir tada gal ir proga būtų susiras draugų, kurie investuoja tikriausiai ir tą aplinką truputėlį pakeisti, kad pasikeistų matymas pasaulio. Ir ačiū Deimantai, kad pakvietė mus su merginoms papasakoti apie tai, kas yra investavimas. Ir šiuo atveju mes kalbėjom apie tą jau turbūt sudėtingesnį ir rizikingesnį investavimo būdą, bet galbūt kažkam ir šitai yra visiškai priimtina, supratau, Deimantė pati investuoja. Ne, žaidžiu, bandau jau kokius 3 metus žaidžiu, vis dar pilnai nepradedu, bet įdomu, taip tikrai. Ir norisi nepraleisti tos progos pradėti. Gerai, tai ačiū visiems labai. Ačiū. Ačiū labai Neringai už seminarą, ačiū labai Martynai, labai įdomu buvo paklausyti asmeninių tokių istorijų ir manau, kad ir žiūrinčiams įrašą bus labai įdomu, tai labai dėkoju dar kartą. Dėkui.
Visą. Visiems gražaus savaitgalio. Iki. Duosiu dabar to.